Sveiki prisijungę prie Admirals savaitinės rinkų apžvalgos. Šiandien turime 2023 m. gruodžio 11 dieną. Jeigu žiūrite šios rinkų apžvalgos video įrašą, būtinai sustabdykite šią skaidrę ir susipažinkite su įspėjimu apie riziką. Prekyba Admirals siūlomis finansinėmis priemonėmis CFD akcijomis ETF yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotojams. Prieš sudarydami kliento sutartį ir sudarydami sandorį būtinai perskaityti mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Jeigu reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis pristatymas skirtas tik bendrai informacijai ir jo nesiekime teikti prekybos ar investavimo patarimo ar asmeninių rekomendacijų. Bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admirals neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio investavimo pagristo šiame turinėje pateiktą informaciją. Taigi, kaip ir įprastai, apžvelgsime didžiausius pasaulio ekonomikos naujienas praėjusios savaitės, apžvelgsime valiutų poras, apžvelgsime vieną iš bendrovių, kuri praėjusią savaitę skelbė finansinius ketvirčio rezultatus, ir mūsų organizuojamus seminarus internetu. Taigi, pradėkime nuo didžiausios pasaulio ekonomikos. Tai praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta atsispyrė nuo 4 mėnesių žemumų. Praėjusią savaitę finansų rinkose nuotaikos buvo šiek tiek skirtingos tarp įvairių turto klasių. Akcijų rinkose vyravo stiprius optimizmas, kuris persidavė ir į obligacijų segmentą, tačiau valiutų rinkoje buvo konservatyvesnės nuotaikos ir Jungtinių Amerikos valstijų dolerio indeksas per savaitę brango 0,8%. Rinkoje lūkesčiai dėl palūkanų mažinimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje išsilaikė, laukiant jau 2024 m. pavasarį pirmų kritimų. Jungtinių Amerikos valstijų skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo konsolidavosi ir sugrįžo į labiau neigiamą teritoriją, nukrisdamas nuo neigiamų 31% iki neigiamų 48%. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas savaitės eigoje buvo nukritęs iki 4,11%, tačiau vėliau augo iki 4,24% ir bendrai per savaitę labai neženkliai kilo. O 2 metų instrumento pajamingumas atsigavo ir judėjo aukštyn nuo 4,54% iki 4,72%. Praėjusią savaitę tarp Jungtinių Amerikos valstijų ekonominių duomenų buvo darbo rinkos rodikliai. Per lapkritį buvo sukurta 199 tūkstančiai naujų darbo vietų, nedarbo lygis netikėtai mažėjo nuo 3,90 iki 3,70%. Darbo užmokesčio augimas buvo stabilus ir siekė 4% per metus. Kas bendrai buvo ganėtinai stiprus darbo rinkos rezultatai, nerodantis ženklaus lėtėjimo signalų. Taip pat buvo skelbiamas atvirų darbo pozicijų skaičių vertinantis JOLTS indeksas, kuris indikavo mažėjimą nuo 9 350 tūkstančių iki 8 730 tūkstančių ir tolimesnį kritimą prasidėjusi dar 2022 m. vasarą. Naujų bedarbių paraiškų skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose praėjusią savaitę buvo stabilus ties 220 tūkstančių. O bendras žmonių gaunančių išmokas skaičius stabilizavosi ties 1 860 tūkstančių kelių paskutinių mėnesių rėžyje. Pagrindinė valiutų pora euro-doleris praėjusią savaitę tęsė nuvertėjimą ir per savaitę nukrito nuo $1,08 iki $1,07 už eurą, eliminuodama paskutinio mėnesio prieaugį. Europos skolos rinkoje palūkanos toliau nuosaikiai mažėjo. 6 mėnesių Euribor krito nuo 4% iki 3,93%. O trumpesnio laikotarpio 3 mėnesių Euribor kritimas buvo mažesnis nuo 3,96% iki 3,95%. Praėjusią savaitę tarp naujienų senajame žemyne buvo Europos mažmeninės prekybos apimtys spalį, kurios traukėsi 1,2% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Europos pramonės gamintojų kainų indeksas rodė 9,4% kritimą, šiek tiek mažesnį nei neigiamų 12,4% buvusių praėjusį mėnesį. Euro-dolerio valiutų pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi 1,1%.
Svarbiausia Azijos pora doleris jena pasižymėjo dideliu kintamumu ir ketvirtadienį nukrito nuo 147 jenų už Junktinių Amerikos valstijų dolerį iki vienu metu 141 jenos už Junktinių Amerikos valstijų dolerį, kas buvo didžiausias dienos pokytis per paskutinius 13 mėnesių. Šį Japonijos jenos stiprėjimą paskatino šalies centrinio banko vadovo Kazuo Ueda užuominos, kad netrukus gali būti griežtinama monetarinė politika. Rinka priskiria apie 20% tikimybę, kad ateinančio susirinkimo metu palūkanos būtų didinamos. Tarp ekonominių duomenų praėjusią savaitę Japonijoje buvo vidutinio darbo užmokesčio pokytis, kuris siekia 1,5% metinį augimą ir namų ūkių išlaidos, kurios traukėsi 2,5% per metus. Dolerio jenos valiutų pora savaitės prekybą baigė nukritusi 1,2%. Didžiosios Britanijos svaro ir Junktinių Amerikos valstijų dolerio pora judėjo žemyn, atspindėdama stiprėjančio Junktinių Amerikos valstijų dolerio tendenciją rinkoje, bei užbaigė savaitės prekybą ties $1,25 už Didžiosios Britanijos svarą. Tarp ekonominių duomenų praėjusią savaitę Didžiojoje Britanijoje buvo statybų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas, kurio vertė buvo 45,5 punkto ir liko stabili lyginant su praėjusiu mėnesiu, tačiau neigiamoje teritorijoje. Prie to ženkliai prisideda aukštos paskolų palūkanos, kuomet vidutinės palūkanos išliko aukštumose ties 8,3%. Svaro dolerio valiutų pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi 1,2%. Skaitmeninės valiutos ir skaitmeninių valiutų rinkoje ir toliau vyravo itin pozityvus sentimentas. Bitcoin kaina praėjusią savaitę augo apie 10% iki 43 700 $, o nuo spalio mėnesio pradžios Bitcoin kaina yra padidėjusi net apie 58%. Praėjusią savaitę Ethereum kaina kilo apie 7,9% iki $2,300 ir nuo spalio mėnesio pradžios Ethereum kaina yra pašokusi apie 38%. Akcijų rinkose ir toliau vyravo pozityvus sentimentas. Praėjusią savaitę išsilaikė teigiamas sentimentas tarp investuotojų ir akcijų indeksai fiksavo tolimesnius kilimus. Ekonominiai duomenys šio augimo nepalaikė, nes rodė nuoseklų lėtėjimą ir augančią finansinę įtampą tarp vartotojų. Nors 2024 metais laukiama palūkanų normų mažėjimo, tačiau jeigu jų mažinimas bus vykdomas nuosaikiai, tai turės ganėtinai lėtą efektą ekonomikai. Pagrindiniai Junktinių Amerikos valstijų akcijų indeksai toliau kilo. Praėjusią savaitę geriausia pasirodė Nasdaq indeksas, kurio vertė didėjo 0,7%. Santykinai prasčiausia, bet vis tiek neženkliai augo Dow Jones indeksas, kurio vertė didėjo 0,01%. Smulkesnės įmonės apimantis ir didelę imtį turintis Russell 2000 indeksas praėjusią savaitę augo 1%. Kintamumo indeksas VIX traukėsi apie 2% iki 12,3 punkto ir išliko pozityvioje teritorijoje. Investuotojų labiausiai stebimas S&P 500 indeksas kilo 0,2% iki 4604 punktų. Senajame žemyne nuotaikos išliko pozityvios ir indeksai brango. Europos Stoxx 50 indeksas augo 2,3%, Ispanijos IBEX indeksas didėjo 0,8%, Italijos FTSE MIB indeksas brango 1,6%. Vokietijos pagrindinis Germany 40 indeksas kilo 2,2%. Naujų visų laikų aukštumų, nepaisant ekonomikos stagnacijos. Kinijos indeksai praėjusią savaitę ir vėl išsiskyrė neigiamomis nuotaikomis iš pasaulio akcijų biržų. Šanchai Composite indeksas prarado 2,1%, o Honkongo indeksas Hang Seng nuvertėjo dar 3%. Tarp ekonominių duomenų praėjusią savaitę Kinijoje buvo eksporto apimtys lapkritį, kuomet jos buvo 0,5% didesnės nei tuo pačiu metu prieš metus, kas yra geriau nei neigiami 6,4% buvusių spalio mėnesį. Bendrai Kinijos ekonomika išlieka prislėgta lėtesnio vartojimo didžiosiose ekonomikose, kas neleidžia atsigauti pramonės aktyvumui ir prekių judėjimui. Taip pat Kinijoje praėjusią savaitę buvo užfiksuota defliacija ir kainos krito.
Žaliavų sektoriuje ėmė ryškiau jaustis neigiamas sentimentas ir žaliavų indeksas CRB per savaitę traukėsi 2,9% iki 299 punktų. Praėjusią savaitę VTI rūšies naftos kaina krito apie 4,3% iki $71,40 už barelį. Vario kaina mažėjo 2,5%, o aliuminio prarado 3,2%. Kviečių kovo kontrakto vertė Matyt biržoje augo apie 1% iki €230,25 už toną. Brangiai metalai praėjusią savaitę ženkliau pasikoregavo. Aukso kaina krito 3,2% iki $2,004 už unciją, o sidabras prarado net 9,5% ir krito iki $23 už unciją. Tarp verslo sektorių geriausia pasirodė komunikacijos paslaugų, technologijų ir cikliškų vartojimo prekių bendrovės, kurios augo daugiau nei 0,4%. Tuo tarpu prasčiausia pasirodė kasdienio vartojimo prekių, žaliavų ir energijos įmonės, kurios prarado daugiau nei 1,2%. Kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgėme vieną iš bendrovių, kuri praėjusią savaitę skelbė finansinius ketvirčio rezultatus, taigi praėjusią antradienį prieš biržos atidarymą buvo skelbiami didžiausios Jungtinių Amerikos valstijų automobilių detalių mažmenininkės AutoZone finansiniai ketvirčio rezultatai. Ši bendrovė pardavinėja automobilių detales ir aksesuarus daugiau nei 7,000 savo parduotuvių esančių Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Brazilijoje. Per ketvirtį bendrovė atidarė 25 parduotuves esamose rinkose. Šiuo metu bendrovės AutoZone kapitalizacija rinkoje siekia apie $45 milijardus. Taigi bendrovė AutoZone per ketvirtį gavo $4,2 milijardų pajamų ir viršijo rinkos dalyvių lūkesčius. Ketvirčio bendros pajamos buvo 5,1% didesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Lyginant tų pačių parduotuvių pardavimus, pajamos augo apie 3,4%. Koreguotas ketvirčio pelnas akcijai buvo $32,55 ir viršijo $31,56 rinkos prognozę. Po rezultatų paskelbimo bendrovės AutoZone akcijų kaina augo apie 0,3% iki $2,671 už akciją. Per paskutinius 12 mėnesių bendrovės AutoZone akcijų kaina yra pakilusi apie 7%. Bendrovė dividendų nemoka, o laisvą kapitalą grąžina investuotojams supirkdama akcijas, kurių per paskutinį ketvirtį supirko už $1,5 milijardo. Svarbiausi šios savaitės įvykiai, į kuriuos bus sutelktas investuotojų dėmesys. Taigi ši savaitė prasidėjo ramiai ir pirmadienį buvo paskelbti tik Japonijos pramonės mašinų užsakymų duomenys. Antradienį bus laukiami Japonijos pramonės gamintojų kainų indekso rodikliai, vėliau Didžiosios Britanijos darbo rinkos rezultatai lapkritį, Vokietijos bei Europos ZEV ekonomikos sentimento duomenys ir galiausiai itin svarbus Jungtinių Amerikos valstijų infliacijos rodikliai lapkritį, kurie tikėtina turės ženklios įtakos rinkos nuotaikoms. Trečiadienį bus laukiami Didžiosios Britanijos ir Europos pramonės produkcijos duomenys, vėliau Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normų, kurios, kaip laukiama, išliks nepakeistos. Ketvirtadienį bus stebimi Japonijos pramonės produkcijos rodikliai, vėliau Didžiosios Britanijos ir Europos centrinių bankų sprendimai dėl palūkanų, o vėliau Jungtinių Amerikos valstijų mažmeninės prekybos duomenys. Penktadienis prasidės svarbiais Kinijos ekonomikos rodikliais - pramonės produkcija, mažmeninės prekybos ir investicijų rezultatais. Vėliau bus skelbiami preliminarūs vadybininkų pirkimo indekso duomenys didžiosiose ekonomikose ir Jungtinių Amerikos valstijų pramonės produkcijos duomenys. Pasaulinių rinkų naujienos iš pirmo žvilgsnio Jungtinės Amerikos valstijos, Europą ir Aziją. Prekybos naujienos pateikiamos labai paprastai, labai suprantamai, viską galima pažiūrėti iš pirmo žvilgsnio, ir tuo pačiu galime tarpusavėje palyginti didžiausias pasaulio ekonomikas, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, Europą ir Aziją, pagal bendrą vidaus produktą, infliaciją, palūkanų normą ir nedarbo lygį. Tai visą tai surasite Admiros interneto puslapyje pasaulinių rinkų naujienų polapyje. Taigi, savo prekiautojo kabinete taip pat galite naudotis ir premium analitikos funkcijomis. Tai premium analitikoje yra pateikiamos rinkos naujienos, techninės analizės, įžvalgos, ekonomikos naujienų kalendorius ir pasaulinės nuotaikos indikatoriai gaunami iš daugiau nei 1000 finansinių žiniasklaidos šaltinių. Visas turinys yra pateikiamas iš pirmaujančių finansinių bendrovių - Dow Jones, Trading Central ir Acuity.
Admirals interneto svetainės skiltyje švietimas rasite daug straipsnių apie Forex, CFD akcijas, kurie suteiks žinių skirtingo profesionalumo lygio prekiautojams. Forex, CFD akcijos patarimai apie prekybą ir prekybos psichologiją, valiutų rinkos analizę, strategijos, na ir daug kitų temų apie prekybą ir investavimą finansiniais instrumentais. Ir tarp šių straipsnių jūs galite surasti tokius straipsnius, kaip rinkų prekyba yra naudojamas Forex kalendorius, straipsnis apie japoniškas žvakes ir jų modelius, straipsnis, kas yra traderis ir kuo išsiskiria traderio darbas, straipsnis apie Forex prekybą, na ir straipsnis, kokie yra pagrindiniai finansiniai rodikliai, kuriuos reikia atsižvelgti prieš investuojant. Šiuos ir daugelį kitų straipsnių surasite Admiral svetainės skiltyje švietimas. Taip pat noriu pakviesti sudalyvauti jūs mūsų organizuojamuose seminaruose internetu. Taigi gruodžio 12 dieną nuo 18 val. Kalbėsime apie žaliavas ir pakalbėsime apie tai, kaip galima prekiauti ir investuoti auksu. Gruodžio 14 dieną kalbėsime apie skaitmeninės valiutas ir apžvelgsime Cardanos skaitmeninę valiutą. Na, o gruodžio 20 dieną analizuosime valiutų poras, na ir pasižiūrėsime euros Japonijos jena valiutų pora, kaip prekiauti šią valiutų porą. Na, o ateinančiais 2024 metais, sausio 18 dieną nuo 18 val. Apžvelgsime indeksus ir kalbėsime apie FTSE 100 indeksą, tai yra Londono vertybinių popierių indeksą. Taip pat organizuojame ir mokymus ir jie prasidėję yra nuo spalio 5 dienos, aktyvaus prekiautojo kursai. Na, o gruodžio 19 dieną kalbėsime, kaip dirbti su strategijos testuotoju, kaip pasinaudoti istoriniais duomenimis tam, kad būtų galima paprastai, lengvai pratestuoti savo prekybos strategiją, naudojant istorinius duomenis ir pasižiūrėti, kaip ta strategija būtų veikusi su istoriniais duomenimis, kaip tai padaryti, kokius nustatymus naudoti ir visą tai mes aptarsime gruodžio 19 dieną nuo 18 val. Norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikos sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite www.admiralmarkets.com interneto puslapyje, pasirinkite savo gyvenamą šalį ir susisiekite su tinkamu biuru. Lietuvoje su mumis galite susisiekti telefonu, elektroniniu paštu, taip pat nepamirškite prenumeruoti Admirals Lietuva YouTube kanalo, na ir sekti naujienų Admirals Facebook kanale Admirals Lithuania. Ačiū Jums ir geros ateinančios savaitės.